Sveiki, sveiki. Tai žodžiu, kas dar nežinote, esu Edvardas ir kiekvieną dieną darau dalykus, kurie paverstų mane geresniu negu vakar ir aš noriu nugalėti, būti geresnis už Rolandą. Žodžiu, toks mano pasiekimas, noriu būti vedėjas ir geresnis už Rolandą. Tai žodžiu, Rolandas dirbo radijoje, aš į radiją pakvietimo neturiu, tai susikūriau savo radiją, tai dabar trūko dar vieno laido, nes jau sugadinau saviškį, HDMI šiek tiek iš kojos kažką ir gavosi taip, kad dabar jau yra visi kiti laidai, tik nebuvo HDMI. Nupirkau HDMI ir šitą laiduką man reikia pajungti. Ir čia pasijungia televizoriukas ir opa, pamatysit, koks visas bus vaizdelis. Bet gal ir kažkaip reiks pamatyti. Ok. Tai va, žodžiu, mano pirmas dalykas, prie kurio aš prisėdu ir nuo kurio aš pradedu, yra mano radijo stoties Kušma atidarymo ceremonijos kūrimo procesas. Žodžiu, vakar aiškinau, kad oi, perku HDMI laidą, viskas čia susijungiam, darom radiją, kuriam. Ir visą šiandien dieną realiai aš nieko nenuveikiau. Ir aš labai blogai jaučiuosi dėl to. Ir nusprendžiau, kad ką aš suvokiau, kad turiu tokį, kaip čia pasakyti, varguolio mąstymą. Ar, žodžiu, turtingi žmonės, siekiantys žmonės savo tikslų negalvoja, oi, dabar čia šiek tiek pavargau kažką, čia, ai, gal nuvažiuosiu prie jūros, dabar, ai, gal pagulėsiu. Ne, reikia daug dirbti. Ir tobulėti, tai žodžiu, ką aš padariau. Tai va, tai ką aš padariau, tai aš nieko nepadariau. Viskas kaip guli, taip guli. Reikia viską sujungti, tipo, pasidaryti radiją, viską vakar taip kalbėjau, ar ne? Ja, nieko nepadariau. Žodžiu, ką aš nusprendžiau, kad reikia atsisakyti varguolio mąstymo ir pereiti prie turtingų žmonių, tikslo siekiančių žmonių mąstymo. Kitaip tariant, aš dabar įsivaizduoju save, kad jeigu aš susigalvoju tikslą nueiti pėsčiomis iki Gibraltaro sąsiaurio ir aš einu ir aš savo kelią įsivaizduoju taip, galėčiau skristi, važiuoti su mašina, su traukiniu ar net ten, bet aš tiesiog paprasčiausiai išeinu tip-topais, lygiai tas pats ir čia. Tip-topais aš eisiu, oi, man gal net neužteks gyvenimo. Žodžiu, reikia imtis griežčiau ir nežinau kada, bet realiai turbūt kiekvieną vakarą ar kiekvieną rytą reikėtų atsikėlus paimti ir susirašyti darbus rytoj. Tai greičiausiai gal, kad kiekvieną vakarą man reikėtų taip daryti. Tada susirašyčiau darbus ir galėčiau žinoti, ką atsikėlus maždaug reikėtų daryti rytoj. Tai, nes kitu atveju aš pradedu kažkaip mėtytis, nežinau, tai tai ana, jokio progreso aš nematau. Paskui dienos gale jaučiuosi prastai, kad kažko nepadariau. Arba nieko nepadariau. Tai žodžiu, reikia rašytis darbus. Ir dabar galvoju, dar yra laiko iki 20 valandos, kada eisiu miegoti, bet... Nu tai eik miegoti, jau man protas sako, eik miegoti, bet nors iš tikrųjų galėčiau dabar viską tvarkyti ir tvarkysiu. Ir tvarkysiu ir dėliosiu kažką, arba ne. Nežinau. Bet žodžiu, tokio progreso mes tikrai nesitikėjom. Iš tavęs, Edvardai, tai žodžiu, kažką gauni keist. Tai žodžiu, reikia rašytis darbus. Susirašysiu rytojaus darbus ir šiaip nusprendžiau, kad reikia kiekvieną dieną, kaip sunku tą telefoną, ir kiekvieną dieną
kelsiu po video nuo ryto iki vakaro, ką aš veikiu. Tai čia bus toks vlogas, kurį matysit ir aš matysiu, kaip mes progresuojam arba kitas žodis neprogresuojam. Tai tiek. Ačiū visi, kas palaikot iš tikrųjų, daug komentarų parašėt, labai tokių šiltų, gražių, labai malonu, ačiū jums tikrai. Tai keliam video, einam daryti kažką ir žodžiu, aš visada kažkaip daugiau galvoju, ką pasakyti, bet man kažkaip nesiseka iškonstruoti. Na bet žodžiu, užteks tų žodžių. Einam lipdyt. Aš kaip sakau, einam lipdyt, tai reiškia einam miegoti. Ne, iš tikrųjų tai... Einam susirašyti gal rytojaus darbus. Tai va, turim ketvirtadieniui susitvarkyti namus, pilnai pasiruošti radijos transliacijai, tai žodžiu sujungti visus laidus, atstatyti kampus, įjungti televizorių, sutvarkyti visus slideshow ir taip toliau, sugalvoti pilną radijos programą, šitą reikia padaryti ir nufilmuoti ir sumontuoti intro geresnis už Rolandą. Tai turiu paruošęs jau scenarijų, tik reikia sufilmuoti ir padaryti. Tai manau, galbūt įveiksiu tuos darbus rytoj. Atrodo visai nieko daug, bet tikrai turėtų laiko užtrukti. Nežinau, kaip su ketvirtu bus, bet, sakykime, vėl programuoju save, kad kažko negaliu. Taip galiu. Taip aš galiu. Nu, žiūrėsim. Jūs matysit, ar įvyks ar neįvyks rezultatas.